Labadiena, šiandien Kauno dienos studijoje aitriai kvepia paraku, šiek tiek tvyro nerimo atmosfera, kadangi pas mus vieši garsus ir žinomas teroristas, karo kurstytojas ar paskutiniais duomenimis netgi karo kranklys, man patinka kranklys, kranksintis karą, Šarūnas Jasiukevičius. Rimtai kalbant, praeities žvalgas, dėkui jam, kad vis randa laiko pas mus apsilankyti. Sveikas, Šarūnai. Tujinamės, esame seniai pažįstami, nepaslaptis. Apie tavo teroristinę veiklą Kursko srityje dar pakalbėsime. Pradžiai apšilimui lengvas klausimas, kiek procentais, kad bus karas Lietuvoje, kad rusas ateis pas mus? Nedaug, žinok, tų procentų. Aš tai taip, suprantate, dabar labai daug kintamųjų ir vertint pagal užvakar dieną, vakar dieną ir dar prieš tai 3 dienas, tai kiekvieną dieną tie procentai skiriasi ir keičiasi. Tai jeigu mes sakytumėm, kad vertinant, tarkim, kokio pirmadienio arba antradienio duomenimis, tai sakyčiau gal koksai 30%. Šiandien dienomis, šiandien sakyčiau mažiau negu turbūt gal 10%. Netgi taip, mes penktadienį rašinėjom pokalbį, nežinia, kada žiūrėsit, vasario čia kažkuri pas mus 20, gal kokia šiandien diena, ne? Kodėl, man kaip tik atrodo, kad paaugo procentas, sakau, kodėl iš karto dėl to, kad labai panašu, jog Trumpas išves amerikiečių karius iš Europos, dėl to, kad nesusitarė su Zelenskiu ir man atrodo, tai didina grėsmę, o tu sakai, kad šiuo metu grėsmė yra sumažėjusi lyginant su savaitės pradžia. Kodėl? Matai, vėlgi, kad suprastumėmės visą bendrą kontekstą, reikia, žinai, mes vertinam dabar iš mūsų tokio mažo regioninio mikroskopinio atskaitos taško, bet kad mes suprastumėm, kas vyksta bendrame kontekste, tai reikia truputėlį plačiau apžvelgti. Ir aš sakyčiau, kad ta prasme, pasaulio grėsmės lygis šiuo metu yra link mažėjimo. Todėl, kad mes maža regioninė valstybė, Ukraina didelė regioninė valstybė, Rusija dar didesnė regioninė valstybė, bet vis tik tai pasaulinius visus įvykius lemia ne regioninės, o pasaulinės jėgos, tokios kaip Amerika ir kaip Kinija. Tai vėlgi, jeigu mes žiūrim į labai platų kontekstą, ir bandytumėm suprasti, ką daro Trumpas ir kodėl jisai daro, tai viskas vėl truputėlį kitaip atrodo negu iš mūsų mažos perspektyvos. Pagrindiniai didieji žaidėjai pasaulyje tai yra šiuo metu JAV ir Kinija. Ir JAV jau turbūt pastaruosius 5 metus mato grėsmę Kinijoje, tiek prekybinę, tiek karinę grėsmę, tiek kažkokią muitų grėsmę ir taip toliau, ekonominę irgi. Ir Jungtinės Amerikos valstijos vertina tiek, kiek jie gali kontroliuoti tas grėsmės, kiek jie gali priimti riziką. Ir jeigu būtų kažkoks rimtas konfliktas tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos, tai neabejotinai, kad Kinija pralaimėtų, Amerika laimėtų. Ir tai buvo iki turbūt 2022 metų, iki Rusijos karo Ukrainoje pradžios. Ir tada pasikeitė situacija geopolitinė ir iš esmės mes iki tol turėjom vieną galios centrą su kažkokiais nedideliais mažesniais, paskui susiformavo antras galios centras, tai yra Kinija, ir pasidarė jau pasaulio visa politika dvipolė ir didžioji grėsmė atsirado tada, kada galia pradėjo koncentruotis Kinijos pusėje. Kuomet Kinija susirado sąjungininkus, tokius kaip Rusija, Iranas ir Šiaurės Korėja. Iš esmės ir mes dabar turim tokią situaciją, kad vienoj pusėje yra Jungtinės Amerikos valstijos, kurios tarytum yra NATO blokė ir turi visą NATO karinę galę, bet NATO bloko karinė galia realiai yra tik tai Amerika, visos kitos valstybės yra daugiau ne pagalba, o našta. Ir Trumpas kaip globalus geopolitinis žaidėjas, jisai supranta, kad Amerika viena prieš Kinijos, Rusijos, Šiaurės Korėjos ir Irano sąjungą atsilaikyti šansų neturi jokių. Reiškia, yra labai didelė galios dabar persvara toje pusėje, kurią mes įpratę vadinti blogio ašimi, ta pusė, kuri mums nepatinka. Ir iš esmės tai, ką daro Trumpas dabar, ką aš matau iš pastarųjų dienų ir kaip aš matau, kad turbūt didelė dalis Europos politikų galbūt to nesupranta arba apsimeta, kad nesupranta tam, kad įtikti savo rinkėjams, tai yra, kad Trumpas dabartiniu metu jisai bando suardyti tą sąjungą,
kuri yra didžiausia grėsmė ne tik Amerikai, bet turbūt visam globaliam pasauliu. Nes jeigu prasidėtų karas tarp Amerikos ir tos mums nepatinkančios sąjungos, tai turbūt mes nekalbėtumėm nei apie Ukrainą, nei apie Lietuvos, o tai problema būtų viso pasaulio globali. Ir toks konfliktas, kai, tarkim, čia Lietuvos-Ukrainos konfliktą dar kažkaip galima sureguliuoti, tai jeigu prasidėtų konfliktas tarp tų dviejų didžiuojų globalių žaidėjų, tai jį sureguliuoti jau būtų praktiškai be šansų ir mes nekalbėtumėm apie tai, kad ten išsaugot mums reikia 20% Ukrainos, mes turbūt kalbėtumėm, kaip mums išsaugot 20% Europos apskritai. Ar planetos. Ar planetos. Tai iš esmės tai, ką daro dabar Trumpas, jisai bando suardyti su tą pavojingą visam pasauliu demokratiniam ir apskritai visai žmonijai sąjungą. Ir sąjungos ardymą jisai pradėjo nuo lengviausio, paprasčiausio žaidėjo tos sąjungos nario. Tai iš esmės turbūt mažiausiai reikšmingas tos sąjungos narys yra Šiaurės Korėja, bet su Šiaurės Korėja eliminuoti iš tos sąjungos būtų labai sudėtinga. Iš esmės visai, kad tam, kad kažką paprašyti, turi turėti ką pasiūlyti. Tai iš esmės Šiaurės Korėjai nelabai Amerika ką turi pasiūlyti, nebent, kad Amerikos neliktų, nes jie neturi, nelabai jiem ką pasiūlysiu, jie kitokie, nelabai jiem ką pasiūlysiu, nelabai ką iš jų paprašysi, nes jie tiesiog yra fanatikai ir su religinės sektos fanatikais nelabai kažką sustarsi, nes jie tiesiog nepriima. Lygiai ta pati situacija yra su Iranu irgi. Iranu irgi nelabai ką gali pasiūlyti, apart branduolinės programos jų vystymo, o jų branduolinės programos vystymas yra visas nukreiptas į Amerikos sunaikinimą. Tai, Izraelio turbūt pirmoje eilėje, paskui Amerikos. Tai vėlgi, tai pusiai nelabai yra ką pasiūlyti ir nelabai yra kaip padaryti, kad ta pusė išeitų iš tos sąjungos. Lygiai taip pat su Kinija. Kinija turi labai daug pageidavimų ir norų iš Amerikos ir vėlgi turbūt, kad Kinija, kaip pagrindinis magnetas tos blogio ašies, ją pakreipti Amerikai naudinga linkme be galo daug resursų ir be galo daug reikalų. Silpnoji grandis toje sąjungoje yra Rusija, nes Rusija dabar turi labai daug problemų ir Rusija labai turi aišku poreikį ir labai aišku, ką Rusijai padaryti, ką jai paduoti, kad Rusija iš tos sąjungos išeitų, kad susilpninta sąjunga. Tai vėlgi žiūrint visų globalių pasaulinių mastų, vėlgi turint omenyje, kad Trumpas tikrai neturi jokių įsipareigojimų mums, turiu omeny kaip mūsų valstybei, ar kaip Europai, ar kaip Ukrainai ir dar čia kažkam tiem tokiem vietiniam lokaliem žaidėjim. Tai turint omenyje vėlgi, kad čia aš gal dar grįšiu prie to konteksto, apie kas tai yra dešiniai ir kas yra kairieji ir kaip yra pasaulio valdymo ciklai, kada išeina iš vienų rankų į kitas pereina ir tada kas pasikeičia. Tai iš esmės Trumpas žiūri Amerikos interesų, Trumpas galbūt žiūri globalių pasaulio interesų, kad nebūtų ten trečio pasaulinio karo su visų žmonių sunaikinimu. Ir aš manau, kad toje strategijoje yra numatyta greičiausiai duoti kaulą rusams, bandyti juos kažkaip nuraminti, kad jie išeitų iš tos visos sąjungos, kad suardyt, susilpnint Kiniją, nes į tą sąjungą Iranas ir Šiaurės Korėja būtent per Rusiją pateko. Tai iš esmės, jeigu iš tos sąjungos išplėšt rusus, rusai kartu pabirtų, nubirėtų ir Iranas ir Šiaurės Korėja, nes jie neturi tiesioginio jokių santykių su Kinija kol kas, tai labai tikėtina, kad tos dvi sąjungos dalys irgi nubirėtų automatiškai. Šitoje vietoje, jeigu galim truputį staptelnam, aš suprantu, ką tu sakai ir tai buvo viena iš pirmųjų versijų, kodėl Trumpas elgėsi taip, kaip elgėsi atmetus, tai kad šiaip jisai keistai elgėsi, bet palikime kol kas tai ramybėje. Rusija atitolsta nuo Kinijos, Trumpo dėrybų menas yra apie tai, kad spausti silpnesnę dalį, tai šalį, dėrybų objektą, tai šiuo atveju Rusija, jeigu kalbam apie Rusijos-Ukrainos dėrybas, tai silpnoji yra Ukraina. Už tai jis spaudžia Ukrainą maksimaliai, kad jie sutiktų su rusų sąlygomis. Įsivaizduokime, kad Trumpo šitą politiką pasiteisina, Ukraina priversta nusileisti Rusijai, ar ne? Rusija plius minus išeina nugalėtoja iš to konflikto, Amerika iš Ukrainos pasiema, ką pasiema, Rusija lieka su savo kariuomenė grįžusią iš Ukrainos, ar ne? Tokia kaip šiek tiek ir nugalėtoja, bet ne iki galo. Ir ką jie tuomet veikia ir kai šalia esame mes, link ko aš vedu, link mūsų minimalistinio žaidėjų pasaulio žemėlapyje mikroskopinio, bet mums pačios svarbiausio, nes tai yra mūsų tėvynė. Ar tuomet neatsiranda rizika, kad Rusija ateina pas mus, ko tavęs ir klausiu?
Vėlgi, kad mes pereitumėm sklandžiai prie šito klausimo, aš gal pradėsiu nuo platesnio konteksto, ką aš sakiau apie dešiniuosius ir kairiuosius. Tai iš esmės dešiniųjų visa filosofija yra apie kūrimą, apie didėjimą, augimą ir dauginimą. Kairiųjų filosofija yra apie to viso sukurto gėrio pasidalinimą. Tai iš esmės pasaulio valdymo ciklai tokie ir yra. Ateina į valdžią dešinieji, jie sukuria daug gėrio, tada ateina į valdžią kairieji ir jie dalinasi, kol jau nebelieka ką dalintis, tada vėl vairą perima dešinieji ir jie vėl kuria. Tokie yra natūralūs ciklai. Aišku, kai kurios valstybės, kai kuriuose cikluose užtrunka ilgiau ir tada vienokio ar kitokio atveju būna žlugimas. Tai mes matėm, užstrigo dalinimosi cikle Sovietų sąjunga, kuri jau kai nebeliko ką dalintis, pradėjo badauti, tai viskas žlugo. Lygiai tas pats su Šiaurės Korėja, kurie jau irgi užstrigo tame kairiųjų komunistinėme cikle ir jau kai nebeliko ką dalintis, jau jie irgi dabar ten pas juos problemos yra didelės. Tai iš esmės, vėlgi kalbant apie geopolitinį bendrą didelį labai kontekstą, tai pasaulis ilgą laiką, aš gal sakyčiau, iki turbūt tos 2009 metų finansinės krizės gyveno dešiniųjų įtakoje ir buvo visas tam kūrimo cikle ir viskas buvo kūriama ir dauginama. Paskui prasidėjo visos tos leftistinės nesąmonės, visokių teisių reikalavimas, mokesčių kėlimas, progresiniai mokesčiai, ir prasidėjo viso gėrio dalybos. Ir iš esmės tada nebelieka stiprių lyderių, nes kaip ir nėra prasmės būti stiprių lyderių, nes jeigu tu nieko negali kurti, tai nėra motivacijos ir dalyvauti dalinimosi procese, tai ten tų iš esmės šunširdies personažų yra veikla. Tai vėlgi dabar mes pereinam į kitą, su Trumpo atėjimu į kitą vėl grįžtam į dešiniųjų ciklą, kuomet nemokamos dalybos baigėsi ir prasideda kūrimas, statymas. Reiškia, kad mes turim suprasti, kad dabar nemokamų dalykų jau nebebus. Reiškia, jeigu mes kažką norim gauti, tai mes ir turėsim duoti. Ir jau baigėsi tas toksai gerovės dalybos ciklas, kuomet Europa nieko nekuria, o aš karinė prasme. Aš suprantu, ir cacelelė vis tiek yra ir labai gauna iš Amerikos tik tai tos atsakus. Tai va, tai reikia tą pripažinti, su to susitaikyti ir suprasti, kad mūsų dabartinės išeities taškas yra tas, kad mes nieko neduodam, mes tik tai imam ir mums pasakė, kad jau daugiau taip nebus. Tai mes tą priimam, pasigalvojam, pasidarom namų darbus ir tada sakom, kad tai gerai, mes dabar turim ką duoti ir tada mes sėdam iš naujo ir kalbamės. Tai aš nesakyčiau, kad ta situacija tokia dramatiška. Tai va, grįžtant prie Ukrainos klausimo, tai vėlgi reikia turėti omenyje, kad reali Amerikos parama Ukrainai per tos 3 metus, tai nebuvo ten tie 300 milijardų, kas buvo išgalvota, reali buvo parama apie 133 milijardai. 3 metai karo kainavo 45 milijardus mūsų šitai teisingai pusiai. Tai iš tų 45, aš taip grubiai apvalinu, apie 130 milijardų buvo Amerikos, apie 150 milijardų buvo Europos duota ir apie 150 milijardų buvo pačios Ukrainos resursai. Tai netgi vėlgi mes žiūrim, ką sako Trumpas. Jisai sako, kad duokit mums Ukrainai, duokit mums savo gamtinius resursus ir mes tada toliau svarstysim jūsų gynimo klausimą. Zelenskiui ten tos sąlygos buvo išdėstytos nepriimtinai, nes ten nebuvo jokių įsipareigojimų iš Amerikos pusės. Suma labai didelė. Ir suma labai didelė. Su visam laiku iš principo. Iš esmės taip, jie norėjo Ameriką už 130 milijardų investuotų, pasimti 500 milijardų. Ir dabar tarsi Amerika sako, kad stabdome tą Ukrainai paramą. Tai vėlgi tai nėra tragedija, nes ta Amerikos parama sudarė mažiau negu 30% viso kariavimui reikalingo resurso. Trumpai įsiterpsiu, o kiek problema yra tai, kad Amerika sustabdo ne tik finansinę paramą, bet ir ginklų pardavimą, turime ginkluotės klausimą, kas šiuo metu iškilo. Ta prasme, čia yra ne faktas, Amerika sustabdė tiesioginį pardavimą Ukrainai.
Tai, bet ir kitom šalim Europos, kurios galėtų perduoti tą ginkluotę. Tai čia dar tai nėragi pasakyta, kad... Taip, bet šios dienos žiniomis bent tokiamis, kaip sakai, konkrečiai nevardinta, bet iš ginklų pačių pardavėjų, kad mes neparduodam, jie irgi protingi, jie nori pasižiūrėti, link kur čia viskas krypsta ir šių dienų situacijoje niekas Trumpo nemalonės nenori užsitraukti. Tai čia mano tiesiog klausimas, kiek tavo nuomonė šiaip yra svarbi, aš neįsivaizduoju, Amerikos ginkluotės dalis Ukrainos kariuomeniai. Tai va, tai Amerikos ginkluotės dalis Ukrainos kariuomeniai sudarė 30% karo. Tai iš esmės, taip, tai yra svarbu, bet vėlgi mes turėkime omenyje, kad kas buvo pažadėta ir, pavyzdžiui, tie dideli Ukrainos teritoriniai praradimai, kurie įvyko per 23 metus, 24 dalinai, tai Amerika buvo pažadėjus, kad duos labai daug, iš to viso pažado Lend-Lizo programa neįvyko, o ukrainiečiai neplanavo gintis, nes planavo, kad gaus daug ginkluotės ir eis puls atsiminė teritorijų, neišėjo. Jie neplanavo gintis, nebuvo įsitvirtinę, nepasidarė gynybos linijų ir dėl to rusai puolė ir buvo tie dideli praradimai. Tai vėlgi iš esmės mes matom, kas buvo, kai Amerika nedavė tą, ką buvo pažadėjus. Tai tie teritoriniai praradimai, jie per tuos 2 metus, galima sakyti, jie nebuvo tokie jau dramatiški ir tragiški. Tai, Ukraina atsilaikys, paprastai vardant. Kažkiek laiko, ta prasme, Ukraina dabar sustabdyti rusų ir stumtis atgal negali. Taip. Jie jos tik tai pristabdo. Jeigu dings 30% ginkluotės, tai reiškia, Ukraina 30% maždaug greičiau praradinės teritorijas. Bet tai nebus krachas ir, ta prasme, Ukraina yra teritoriškai didelė ir jeigu ten, judėjimas yra po 200 metrų per parą, mes galim pasiskaičiuoti. Kiek bus 30% plus? Taip, kiek realiai, jeigu niekas nebus daroma, kiek realiai Ukraina pradės greičiau praradinėti teritoriją. Tai 260-270 metrų per parą. Taip, čia... Grubiai taip. Tai va, bet antradienį, kuomet Makronas surinko visus Europos didžiausių šalių lyderius, jie ten pasėdėjo, kaip ir nieko konkretaus nenutarė, bet buvo išnešta žinutė, kad Amerika bendrom jėgom gali skirti 700 milijardų... Europa gali skirti 700 milijardų eurų būtent karo Ukrainoje. Tai 700 milijardų, tai... Daugiau negu liksuotas. Daugiau negu Amerika davė. Tai iš esmės, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Ukraina gali išlaikyti dabartinį karo tempą dar bent 3 metus. Ar ginklų būtų? Turime, Amerika atkrenta neaišku kuriam laikui kaip ginklų tiekėjas, ar Europa pajėgi didinti savo gamybos pajėgumus, aišku, čia politinė valia, Rheinmetallis sako, mes galim statyti 3 gamyklą Ukrainoje ir TTT, kiek, ir tai yra tik prognozės be abejo, bet Ukraina ginklų sandėliuose, kad imkite ir pirkit, neturi. Turi juos pagaminti, tam reikalinga politikų valia, rinkimai Vokietijoje ir bla bla bla. Tai vėlgi mes grįžtam prie Ukrainos klausimo. Jeigu mes situaciją vertintumėm 2022 ar 2023 metu, tai Ukraina neturėjo praktiškai savo gynybos pramonės. Dabar tie 30%, kurios Ukraina skiria karų, jie pasigamina patys. Pas jos yra jau ir ginkluotės gamyklos paleistos pilnu pajėgumu ir vyksta progresas toje temoje ir Ukraina labai didina. Tai iš esmės, teisingai, eurais netišaudys ir reikia už tos eurus kažką įsigyti. Tai jeigu Ukrainai ES duos tiek pinigų ir Ukraina galės toliau plėtoti savo ginkluotės gamybą, tai aš manau, kad mes pamatysime metų bėgyje, kad bus ne 30% Ukraina savo pasigamins, o turės 50% iš to, ką duos. Va šito norėjau klausti, nes metalurgų kraštas, yra inžinierių, yra išteklių. Taip, vėlgi čia vėl kalbant apie pačią Europą, Europa irgi yra valstybės, kurios geografiškai ir genetiškai, aš netgi gal pasakyčiau, yra labiausiai linkusios į tam tikros rūšies gamybą. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie sunkiosios ginkluotės gamybą, apie metalą, tai čia turbūt lyderiai yra belgai, vokiečiai, kur yra didelės metalo liejyklos buvusios, yra infrastruktūra, geležinkelios, elektros linijos. Šiaip šlubo vokiečių, neįžeidžiant vokiečių, bet šlubo vokiečių įvaizdis nuo senų laikų kaip fabrikantų, kuris atėjo pastatė gamyklą. Taip, tai čia vėlgi grįžtant prie mūsų temos, tai aš manau, kad mums irgi būtina vystyti savo ginkluotės gamybą. Būtų ir toks klausimas, be jokios abejonės šiame pokalbyje. Bet vėlgi, žiūrint genetiškai, geografiškai ir struktūriškai, ir istoriškai, tai pas mus geriausiai mums sekasi lengvoji pramonė. Tai aišku, kad pas mus čia tankų gamyklos turbūt nėra prasmės gaminti. Bet dronų gamyklos? Dronų gamyklos, tikliosios technologijos, lazeriai, optikos, amunicija. Ta prasme tikrai yra
yra N+K vietų, Vienok palėtėm, kiek valstybė riboja šitą, nes aš tą girdžiu, nesu įsigilinęs į šį klausimą, tu be jokios abejonės geriau išmanai, kiek pas mus yra ribojama būtent karo pramonės gamyba, ką mes patys galėtume pasidaryti ir kas vis tiek bus aktualu ir ateityje. Tai gerai, dabar tada gal... Mes čia šokinėt, biškį pradėjom. Bet mes gal grįžtam, tada pabaigiam Ukrainos klausimą. Tai va, tai aš iš tikrųjų matau pagal iki antradienio, aš sakyčiau, kad buvo tikrai liūdna situacija, bet antradienį Europa suprato irgi va tą visą mechanizmą, švytuokliai kur nusisuko, švytuokliai nusisuko į dešinę pusę. Baigėsi dalybos, prasideda kūrimas ir Europa suprato, pripažino ir yra labai geras tas požymis, kad jau iš tikrųjų bus skiriama tokie pinigai. Mes su tai mabūt turim skeptišką požiūrį į tuos valdančius, kuriuos tu taip tiksliai ir įvardinai, kuomet dalybų metas, tai ateina šunširdies personažai, ar ne, į valdžią. Bet visgi Europa istoriškai, genetiškai, dar kaip nori, tu tiki, kad jinai gali suimti į ranką tuos dalykus, kurie... Nu, žiūrėk, istoriškai, jeigu mes žiūrim ne į pastarųjų, ten vėlgi skirtingas vertinimas, kokią tu perspektyvą žiūri, bet jeigu tu žiūrėsi pastarosius turbūt 100 metų, tai gal Europa atrodys liūdnokai, ar pastarosius 50 metų tai dar atrodys liūdniau. Bet šiaip istoriškai visą laiką, ta prasme, kas yra žmonijos civilizacijos lopšys? Iš kur eina visa tai, kas yra kūryba ir žmonijos statymas. Aš dabar vikingų serialą kaip tik žiūriu. Taip, ta prasme, tai yra Skandinavija ir Europos, ir būtent ta Europos dalis centrinė Europa ir šiaurinė Europa. Ten, kur klimatas žmonės tūkstančius metų vertė stengtis ir galvot, kaip jiem nenumirt. Ko mes einam labiau į pietus, ten genetiškai žmonėms išgyventi reikia mažiau pastangų dėti ir tas genetinis įspaudas ir yra. Jeigu mes einam labai pietus, kur labai šilta, tai mes ten matom, kad evoliucija sustojo ten daugiau negu prieš 2000 metų ir mes ten Afrikoje gyvena tose iš molio, karvių, mėšlo ir pelenų drėbtose trobelėse. Tarp kitko, aš ten kai buvau, jie labai sako, labai svarbus komponentas yra pelenai, nes jeigu pelenų neįdėsi, tai įsimesi į trobelę parazitai ir į tą sieną pradės gyventi ant vabaliukai. Tai va jų tokios aukštosios technologijos, jos evoliucija nesivystė pastarosius turbūt 3000 metų, nes jeigu mes skaitysim Bibliją ir matysim ten aprašytą žmonių buitis, tai prieš 2000 metų rašytoje Biblijoje žmonių buitis buvo geresnė negu dabar Afrikoje. Masajų gentis, tarkim, ką tu ir sakai, taip, iš karvių mėšlo drėbtos trobelės. Taip, pas jos ten tam laikė sustojo. Tai vėlgi, jeigu mes žiūrim tą pačią Europą, tai Europos variklis yra centrinė Europa ir šiaurinė Europa, civilizacijos variklis ir visais laikais jie sukuria kažką gero, aptingsta, paskui truputėlį situacija pasikeičia, bet Europa nežlugo. Ta prasme, šita vakarų europinė civilizacija, būtent centrinė Europa ir šiaurinė Europa, tai yra ta dalis, iš kur prasideda viskas, kas gerai, tada, kai būna blogai. Mes žiūrėkim ten 1000 metų atgal, tai genetiškai nuo čia viskas ir turėtų prasidėti. Ok, Europos nelaidojam, Europa susizgrimba, Ukraina susizgribusi jau senai ir zgrimbasi toliau. Tai visgi grįžtame Rusija, Ukraina, dėrybos vėl daug klausimų. Dėrybos pavyksta, nepavyksta, Ukraina toliau kariauja ar nekariauja, kaip čia galėtų vystyti situaciją? Tai iš esmės aš tai matau taip, kad greičiausiai Trumpas pabandys suartėti su Putinu, tokiu būdu, jie tai sudaro sąjungą, Amerika su Rusija tampa sąjungininkai ir vėlgi Europa tarsi netiesiogiai yra pripažinusi, kad Rusija yra priešas. Rusija yra tiesiogiai pripažinusi, kad kariauja su NATO ir staiga dabar vienas iš NATO narių, pats didžiausias, stipriausias, tampa Rusijos sąjungininkas. Tai aišku, kad turbūt Rusija turėtų daryti kažkokias nuolaidas vien dėl to, kad jau jie draugai. Ar Europa darys nuolaidas, aš abejoju labai. Todėl, kad aš iš pastarųjų tų pasisakymų ir tiek atskirai Didžiosios Britanijos ir Europos Sąjungos, aš matau, kad yra vis tik ryžtas remti Ukrainą ir stiprinti Ukrainos pozicijas. Čia nuostabiai, taip pat žiūrint visiškai šono, šaškės ar šachmatai apsiverčia per tokį trumpą laiką, kai Amerika buvo ta, kuri, bet rėmė Europą, taip. Mes čia dujas perkam, čia mums fainai iš Rusijos šiaip tyliai ramiai ar ne, o dabar... Tai aš visame tame matau labai didelį pozityvą, nes iš to, kas dabar vyksta, tai aš matau, kad Europa pradeda rūpinti savo saugumu, tai reiškia mūsų saugumo priklausomybė nuo Amerikos mažėja
turėtų pradėti vystytis vietinė gynybos pramonė, apie ką ir kalba Rheinmetallis, ir ką ir kalba ir mūsų politikai. Vat jeigu pažiūrėsim, ką vakar Kasčiūnas kalbėjo, tai irgi tokia yra interesas, net ir socdemai sako, kad irgi yra tikslas skirti. Aš, aišku, pavargau būti teisus, mes kalbėjom prieš 2 metus ir aš sakiau, kad tu manęs klausai, koks minimalus gynybos biudžetas turi būti, ir aš sakiau, pradėti reiktų nuo 5-6 procentų ir tada tikslas turbūt 10. Ir tada čia visi kažkaip palingavo, nesako, kad čia taip neturėtų būti, bet dabar mes grįžtam prie to klausimo ir dabar jisai jau yra. Tai iš esmės aš manau, kad viskas taip ir bus, maždaug kryptis tokia turėtų būti, kad Europa turėtų stiprėti, Europa turi pradėti savo interesus ginti pati, mažiau tapti gynybinė prasme priklausoma nuo Amerikos. Amerika kažkokia dalimi suartėja su Rusija, sudaro sąjungą, netiesioginę galbūt, nustoja remti Ukrainą, bet Europa toliau tęsia paramą Ukrainai, Ukraina toliau laimi, Rusijoje dėrybose Putinui šiek tiek apynasrį bus uždėjęs Trumpas, tam, kad jie labai tenais nesišakotų ir jo labiau kaip ir sąjungininkai, Amerika sakys, mes neremiam ukrainiečių, mes kaip ir morališkai remiam Rusiją, duokit mums Aliaskos ten visus tos gėrius, naftą ir dujas ir kažkaip. Arktį, taip, ten turėtų jie susitart kažkaip. O Europos turėtų visą saugumą atstovėti patys europiečiai ir aš matau, kad dabar viskas link to krypsta. Karas tęsiasi, vadinasi, Ukrainoje? Taip, aš taip galvočiau, kad karas tęsiasi. Aš tai netikiu paliaubomis šiais metais, čia kaip žadėjau, kad balandžio mėnesį, tai aš nemanau, kad tai bus. Nors ukrainiečiai labai pavargę ir labai nori. Ukrainiečiai labai pavargę ir paliaubų labai nori, bet jie tikrai nenori tokiom sąlygom. Ir iš esmės, ką mes matom, vėlgi labai gerą darbą Trumpas padarė, kai jisai viešai pamelavo ir apšmeižė Zelenskį, kad jį remia 4 procentai tik tai ukrainiečių. Ir tada jie pasitikrino, pasidarė apklausas ir pasirodė, kad remia 57 berods procentai. Ten per parą 10 procentų pakilo. Pakilo būtent tada, kai Zelenskis pasakė, kad mes nesvarbu, ką jūs susitarsit su Rusija, Amerika, mes tokių dėrybų jūsų neužskaitysim ir mes nelaikysim jų. Man tas labai patinka ukrainiečių, paskaičiau, nesvarbu, gal ir, atsiprašau žodį, pizdukas Zelenskis, bet jis mūsų pizdukas ir nieks mums nepaaiškins, kaip mes jį turime žiūrėti ir kada čia rinkti ir taip toliau. Yra tas kazokiškas, kazokiška dvasia. Taip, tai mes matom, kad Ukraina tikrai nenusiteikus nusileist, jie tikrai kariaus ir jeigu, čia vėlgi ta parama jinai ir priklauso nuo to, jeigu Europa matytų, kad Ukraina neturėtų valios kariauti ir gintis, tai gal ir tos paramos netai būtų įdomu. Bet jeigu visgi įvyksta paliaubos, dėrybos, kažkokio taikos sutartis sudaroma ir tuomet grįžtų prie savo klausimo Rusijos kariuomenė grįžta į Rusiją, neturi ką veikti. Mes Europoje, aš nelabai tikiu, kad šitam bendram plačiame geopolitinėme paveiksle esame labai svarbus ir brangus. NATO toks kaip po blokas ir tas jo 5 straipsnis irgi dabar jau su klaustukais ir va tuomet mūsų likimas. Žiūrėk, aš tai truputėlį kitaip modeliuočiau situaciją. Iš esmės, ką dabar suprato Europą ir ką jie pasakė, kad rems Ukrainą, tai tie 700 milijardų, kurie yra pasakyti, kad jie bus skirti, tai mes galim paskaičiuoti, kad tai yra maždaug 3 metai karo. Jo, bet tai dar yra toks kaip gando lygyje, tie 700 milijardų ir dar apie... Bet esmė, kaip aš matau strategiją. Ta prasme, Europai reikia sustiprėti gynybinę prasme ir 3 metai yra tas laikas, kai tu gali pasistatyti gamyklas ir pradėti gaminti kažką. Tai duot rusam Ukrainoje veiklos 3 metam, ukrainiečių rankomis toliau silpnint. Prasme, kol rusai kariauja Ukrainoje, jie neturi absoliučiai jokių šansų čia kažką pajudėti. Natūralu. Tai reiškia, tikslas yra toksai, kad aišku, tą laiką galima buvo išlošti 3 metai atgal, pradėti... Landsbergio klausytume, tai čia ne 3 metai, o gerokai seniau galėjom ruoštis. Taip, bet iš esmės dabar, ačiū Dievui, kad man atrodo Europą pagaliau suprato ir pradėjo kalbėti apie gynybos pramonės vystymą ir apie strategiškai žiūrėti savo gynybą. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad tie 750 milijardų, mes, suprantate, dabar mes negalim sakyti apie konkrečius veiksmus, bet mes dabar matom mąstymo vektorių. Taip. Tai mąstymo vektorius yra toksai, kad ar taip, ar vienaip, ar ten 700, ar 800, ar 600, netiek yra svarbu. Kaip Danijos ta premjerė, ar ne? 50 milijardų kronų, 6,7 milijardų eurų čia ir dabar. Reikės pinigų bus. Danai, ploju. Socialdemokratė. Taip, tai aš ką noriu pasakyti, prasme, kad mąstymo ir filosofijos
vektorius yra toksai, kad mes duodam Ukrainai, per tą laiką laikom rusus užimtus Ukrainoje, per tą laiką susistiprinam savo gynybos pramonę ir tada jau mes čia žiūrėsim, dėliosimės, kas vyksta. Tai iš esmės, tai, kas dabar yra pasakyta, aš iš to suprantu, kad yra 3 metai pagazuot mums visiems su labai smarkiai su gynybos pramonė. Tai vėlgi, tada grįžtam prie tavo klausimo. Kas būtų, jeigu būtų? Iš esmės, vėlgi geopolitinėme kontekste mūsų Baltijos šalys, jos yra vertinamos kaip buferinė zona. Tai mes ilgą laiką buvom buferinė zona Tarybų Sąjungai, tai rusams, paskui tapom tarsi neutraliai, bet neutraliai nebūna tarp 2 mega valstybių. Tai mes tapome NATO bloko buferinę zoną. Tai reiškia, kad visos NATO valstybės mūsų teritoriją mato kaip tą teritoriją, kurioje būtų mūšiai, būtų karas, tam, kad karas neteitų pas juos. Jo, bet va čia aš vėlgi tave pertraukiu, man yra toks klausimas, o kam rusam toliau eiti į Europą, kokie kvailybė būtų sveiko proto, jie vis tiek, manau, šiek tiek turi. Jų imperinėms ambicijoms ar neužtektų atsimti sovietinių buvusių respublikų, tai yra mūsų Baltijos šalių. Ir toliau niekur neiti. Labai geras ir teisingas klausimas. Žiūrim toliau. Tarkime, Europai, senai Europai, turiuomenį Prancūziją, Vokietiją, galbūt Baltijos valstybės nėra tiek aktuali buferinė zona, kiek yra aktuali skandinavams. Nes jeigu rusai užima Baltijos šalis, tai pusę Baltijos jūros... Mojuojamės, jie mojuojasi per Baltiją. Ta prasme, labai daug... Gotlando salą ir taip toliau. Laivybos keliai, priekyba, nafta, gręžiniai Norvegų. Jie, aišku, kitoj pusėje, bet iš esmės logistikos keliai eina. Tai mes, skandinavam, mes esam labai aktualūs. Ir vėlgi matosi iš retorikos, kuo labiau į pietus, tuo visi vangiau ir tingiau kalba apie gynybos didinimą ir apie prisidėjimą prie tos gynybos, o Danija ranką kelia ir iš karto sako, mes duosim tikrai pinigų. Taip. Vėlgi, žiūrint mąstymo vektorių, kas yra aktualu ir į ką mes galim remtis. Tai reiškia, kad mūsų dabar geriausi draugai yra Skandinavijos valstybės, nes jiems yra svarbu išsaugoti Baltijos jūrą ir mus kaip buferinė zona. Ir šiaip jie teisingi žmonės yra, skandinavai, daugiau mažiau. Buvo susilpnėjimų, buvo čia visko, taip, vikingų genofondas yra tikrai stiprus, aišku, ten su švedais dabar pastaruoju metu labai prastai. Taip, tai šiek vat ką ir sakau. Ir tas jų genofondas tikrai yra labai smarkiai pagadintas ir praskiestas ir ten dabar, bet aš manau, kad vis tiek ta šalis gali atsistoti. Vokietijoje irgi buvo labai blogai, bet juda reikalai. Taip, bet vėlgi, dabar žiūrėk, žiūrint karinę prasme, Baltijos šalys nėra frontas, karinė prasme Baltijos šalys yra tik tai fronto dalis. Karinė prasme žiūrint, fronto linija yra nuo Ukrainos sienos, tai yra Lenkija, pro Baltarusiją ir Baltijos šalys. Tai reiškia, karinė prasme Baltijos šalių užimti, neįtraukiant Baltarusijos, sudėtinga. Jeigu įtraukytų Baltarusiją, automatiškai tu įtrauki Lenkiją. Suvalkai ir taip toliau. Taip. Tai iš esmės... Lenkus įtraukti rusas jau nenorėtų. Tai aš ką ir noriu kalbėti. Supranti, jeigu žiūrint tik tai mūsų atskirai ištraukti, išseparuoti... Aš suprantu bet mūsų nepaimsi taip pat, kaip sakai, per Estiją. Mūsų atskirai neišeina paimti, neužkabinus Lenkijos. Jeigu užkabini Lenkiją, tada jau automatiškai atsiranda interesas vokiečiams. Nes Lenkija yra dabar vokiečių buferinė zona. Kiek nuo Lenkijos sienos iki Berlyno? Ten 5 minutės pešiom turbūt. Ten labai šalia. Tai iš esmės, kodėl dabar irgi vokiečiai jau pradėjo rūpintis labiau, nes jie supranta, kad jeigu vėlgi karinė prasme fronto linija eina per Lietuvą, Latviją, Estiją, aišku, Suomijus irgi kabina nori, nenori, eina per Lenkiją, tada praranda Skandinavija buferinę zoną Baltijos jūros ir tada praranda vokiečiai buferinę zoną visą Lenkiją. Tai vėlgi žiūrint tuos visus kontekstus, platų tokį kontekstą geopolitinį, nėra taip labai paprasta, žinai, čia viską mus užgrobti. Nes jeigu tu pradedi galvoti apie Baltijos valstybės, tai turi tu pradėti galvoti apie Lenkus. Čia galim pasidžiaugti, kad Lenkai rimtai žiūri šitą reikalą. Taip, o iš visos Europos, ko gero, Lenkai rimčiausiai žiūri tą reikalą, nes jie supranta, kad jie remtis į Vokietiją nelabai gali, kitom valstybėm neįdomu, jie praktiškai lieka vieni su Baltijos šalim, o Baltijos šalių karinė galia yra, šiuo metu tikrai abejotina. Bet Lenkai, jie dabar per paslimiausius 3 metus, kiek ten 1500 tankų yra iš Korėjos susitarę pirkti. Tai jie perka 150, o likusius gaminsis vietoje. Tai vėlgi toksai labai gera žinia mums.
nes jeigu bus tankų gamykla šalia, tai gal ir mes kažkada iš jų galėsim nusipirkti už gal ir visai neblogą kainą, nes viskas bus logistinė prasme visai šalia. Čia tiems, kurie iš karto dronus, tai ir dronai, ir tankai reikalingi, aš trumpai atsakau. Taip. Tai, iš esmės, viskas yra labai gerai, kad šitą mūsų regione dabar pradeda, Lenkai parodė lyderystę, mūsų regione ir atsiranda nauja galios ašis, tai yra būtent Lenkija. Ir aplink Lenkiją aš manau, kad viskas ir klyjuosis, nes mes irgi turim savo labai indėlį parodyti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad dabar čia buvo kalbos apie to 6% ir atvažiavę buvo amerikiečių delegacija vakar berods ar užvakar, kada čia buvo ir pagyrė ir sako, jūs irgi esat regiono lyderiai, ne bendraja prasme, ne apskritai, kiek čia bus galios, bet procentas požiūrių ir procentų nuo gynybos. Na, aišku, vėlgi... čia Paluckas Pušposų iškrėtė su tais 5-6% ir šiaip, kad saugus kaip niekada esame. Žiūrėk, prasme, tai reikia, filtruoti, kad Paluckas yra socialdemokratas ir jisai kitaip negali kalbėti. Ta prasme, naivu būtų tikėtis iš katės, kad jinai pradėtų loti. Tai, galima, dabar, kiek iš katės pastangų lojimo galima tikėtis, tai čia yra labai daug. Norėjau švelniau pasakyti, bet... bet čia gražiai tu nieko neįžaidži, viskas tvarkoj. Taip, iškirpsim. Tai iš esmės, supranti, vėlgi vektorius yra teisingas, kryptis yra teisinga ir į tai buvo atliepta ir tai būtent apie ką aš sakiau, kad švytuoklės nuėjo ne į dalybų, o į mainų. Jo. Ir amerikiečiai pasakė, taip, jūs esat šaunuoliai, jūs esat lyderiai regione, pagal tai, kaip jūs sureagavote į šiandieninės rizikas ir mes sakom, kad viskas su jumis yra gerai. Ir jie sako, tie neišves iš Lietuvos savo kariuomenės. Vakar tie, kur buvo. Bet vėlgi mes mažiukai esame ir šitie pareiškimai, kiek jie oficialūs dar ne ar ne, bet čia jeigu su Zelenskiu nesusitariu, tai per 3 savaitės visus išvedu iš Europos ir taip toliau. Mes po to bendru, galim papulti. Jo, mes galim papulti po bendru, bet dabar jau mes esam ne po bendru, nes mes jau dabar esame išskirtiniai, jau mes esam pažymėti, paminėti kaip išskirtiniai. Žinok, aš nemanau, kad taip įvyks, nes iš esmės... Ką aš ir sakiau, mainai yra kažkas už kažką. Amerika tiesiog pasako, baigėsi, nemokami dalykai. Tiesiog Trumpo, tiek neprognozuojamas žmogus. Žinojom, kad neprognozuojamas, bet, akis visiems ant kaktos iššoko. Žinok, aš gal nepasakyčiau. Aš kaip tik gal sakyčiau, ta prasme, jisai labai yra prognozuojamas. Todėl, kad tai, kas dabar įvyko, jisai prieš 2 metus apie tai ir buvo sakęs. Jo, bet aš turiu tie, tokie asmeniniai užvažiavimai, galų gale ten jo savęs pačio karūnavimas iš principo Amerikos karalium. Mes kalbam apie, yra, 2 dalykai. Tai yra tikslas ir yra priemonės tam tikslui siekti. Aš suprantu, bet man labai sunku atskirti nuo asmens jo visą politiką. Tai mes, jeigu kalbame apie tikslą, tai jo tikslas nepasikeitė. Jisai prieš 2 metus, jisai prieš 4 metus savo praeitos kadencijos metus jau buvo kalbėjęs, kad Amerika saugo už dyką ir Europą naudojasi. Ir dabar Trumpas padarė taip, kaip jisai buvo kalbėjęs prieš 4 metus ir visi, o tai kaip čia jisai daro taip, kaip kalbėjo. Jo, bet tu nesi naivus žmogus, bet mes vis tiek naiviai, kaip čia su Rusija negalima draugauti, kažkokie moraliniai aspektai turi būti, Zelenskį diktatorium pavadinti, su Putinu bičiuliaujantis. Mes labai turime, atskirti tai, kas yra veikla, kas yra kryptis ir tikslai ir kaip tie tikslai yra siekiami. Tai kaip tie yra tiekiami tikslai, tai aš tikrai prisidedu prie tų visų jo vadinimų apelsinų, ir taip toliau. Ta prasme, jisai tikrai nekorektiškai viską daro. Taip. Ir tai šokiruoja žmonės įpratusius prie kultūringo bendravimo ir prie politikos. Bet iš esmės, jeigu jisai nebūtų tokia retorika, tai kažin ar čia ta Europa būtų taip labai suspirgėjus, ir užsiėmus. Aš iš tų žmonių, kuris sako, kad nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Ir čia, gal aš nepasakyčiau, čia yra kažkas blogo labai. Ta prasme, jeigu tu žmogui kartoja ir jisai nesupranta, tai kažkada ateina laikas, kai jam reikia vožti. Europa taip, bet Ukrainai blogai. Ukrainai blogai. Čia vėlgi kalbant apie Ukrainą, tai reikia turėti omenyje, kad Trumpas yra... nepasakyčiau, kad jis yra labai aukštos moralės, labai aukšto intelekto. Tikrai ne. Ir tai, kad jisai dabar prasidėjo tas visas toksai negražus kalbėjimas apie Zelenskį, tai mes prisiminkim prieš istoriją, tada, kai reikėjo prieš Baideno sūnų Hunterį suorganizuoti apkaltas visokias ir Trumpo žmogus buvo atvažiavęs į Ukrainą ir paprašė Zelenskio, gal jūs galite iškelti bylą Baideno sūnui. Ir tada Zelenskis pasakė, mes nesikišim į Amerikos vidaus politiką ir tikrai nieko nedarysim. Liko piktumas. Aš senos kartos mokinys, man Amerika visada buvo, demokratijos, tiesos, šviesos
spindulys ir kai tokios valstybės prezidentas nueina į asmeniškumus dėl to, kad man ten nedavė, žinai, 3 klasėje nusirašyti už tai, aš kai užauksiu, tai aš tau, žinai, atkeršysiu. No, sorry. Tai, žinai, iš tikrųjų tai, kas dabar aš matau Lietuvoje, visą tą tokią, švelniai pasakyčiau, gal tokią isteriją, Trumpo atžvilgių ir Europos atžvilgių. Žinai, čia kaip yra žmonių tarpusavio santykiuose, kai tu į kažkokį žmogų suprojektuoji labai daug lūkesčių ir paskui, tau tiki, kad, žinai, prieš vestuvės tu įsivaizdavai gal, kad tau kavą kiekvieną rytą žmona į lovą nešios, o kai nenešioja, tai tu pradedi pykt paskui ant jos. O dar kai žinai, kad kitam nešioja? Jo, dar jeigu kažkam kitam nešioja, tai tada gal... Visai negerai skamba. Visai liūdna, žinai, bet jeigu tu iš anksto nesitikėtum, kad tau nešios tą kavą ir jeigu vieną kartą atneštų, tai tu būtų maloniai nusprendęs. Mūsų vyresnių kas nors jaunimas, kur prie kameros nori paklausytų, bet žinai, pats, kad niekada nepaklausys. Tai jo, mes seni skeptikai jau tapome. Tai va, tai supranti, čia viskas gaunas tai, kad iš tikrųjų Trumpas pradėjo elgtis taip, kaip jisai buvo žadėjęs, taip, kaip jisai buvo kalbėjęs, bet visi lūkesčius turėjo visai kitus ir tikėjosi, kad jisai kažkaip kitaip viską darys. Jo, tau tos visos KGB ten agentas... Žinok, aš šitą vertinu lygiai taip pat, kaip Trumpo pasakymą, kad Zelenskis yra diktatorius. Čia lygiai toksai prasideda, žinai, vienas ant kito kalbėjimą, žinai, Jis pirmas pasakė. Jo, jis pirmas pasakė, o tu žvairą, žinai, o tau ten kažkas dar, žinai. Okay, o tai, kad korporacijos labai stipriai finansiškai paremė Trumpą prezidentų rinkimuose, mainais į pažadą atverti joms Rusijos rinkas, tai yra visoms Coca-Coloms ir naftos bendrovėms. Tai čia jau skamba kaip ir realiau. Tai žinai, tai... Biznis yra biznis. Tai čia taip, apie ką aš ir sakiau, žinai, kad Trumpas nori ištraukti Rusiją iš Kinijos ir pasidaryti savo draugų ir savo partnerių. Tai ekonominiai santykiai, žinai, kaip bebūtų, vėlgi grįžtant prie asmeninių santykių, žinai, reikia suprasti, kad tai, ką mes buvom įpratę pastaruosius 10 metų sakyti, kad tai yra vertybinė politika, jau nėra tokio dalyko. Jau nėra vertybinės politikos, yra mainai. Tai, skyrybos visada yra sunkesnės tarp žmonių, kai yra bendro turto. Tai nevertybinė politika ir neprisižadėjimai ir nepriesaikos laiko žmonės. Žmonės kartu laiko tada, kai reikia, žinai, milijono vertės namą padalinti į 2 dalis ir neišeina, nesusitari, kaip jį padalinti ir tada draugauja. Tai iš esmės, vadovaujantis tuo pačiu požiūriu, tarp valstybių mes perkeliam į kitą mastelį. Ekonominiai santykiai, jie yra smarkiai tvirtesni negu vertybiniai. Ir mes dabar ir tą pamatėm. Tas, kas buvo, mes visą pastaruosius 10 metų kartojom, kad vertybinė politika yra tai, kas laiko valstybės kartu ir bendros vertybės. Tikrai ne. Ir mes dabar matom, kad tikrai ne. Ir lygiai tą patį, žinai, vieni po kitų nuo tų vertybinės politikos nubyra. Vengrai atkrito, Slovakija atkrito, vokiečiai irgi dabar sako, taip, vertybės vertybėm, bet mums šalta. Taip, ir tie Lenkai iš principo irgi vertybėm, bet jie laikosi savo linijos, kuri ne visai bendra ES vertybinę politiką atitinka. Taip, tai žinok, aš matai vėlgi vis tik tai esu gal toksai nepagydomas optimistas ir aš iš istorijos labiau, aišku, žinai, mes galime dabar sakyti tai, kas įvyko pas arabus, kai susitiko delegacijos rusų ir amerikiečių, kad čia Ribentropo-Molotovo paktas, bet vėlgi turėkime omenyje, kad ten nuvažiavę buvo, žinai, kaip visai, kai reikia pasakyti kažką, dėl ko tu abejoji, ar kaip sureaguos žmonės. Tai tada prezidentai paprastai to nesako, sako prezidentų patarėjai, kad paskui būtų galima pasakyti, čia netaip suprato, jam per ausį ir mes jį atleidžiam, žinai. Tai kodėl pas arabus važiavo kalbėti ne Putinas su Trumpo, važiavo tie žmonės, kuriem paskui jiem gali pasakyti, jie nusišnekėjo, duot per ausį, įjungti atbulinį, pip, žinai, ir grįžti. Tai, vėlgi, įvyko kažkas ir žiūri, kokia bus reakcija pasaulio, žinai, ir kaip čia viską reaguos. Rusiškas posakis yra razvietka bojam, tai žvalgyba mūšiu, tai ta prasme žvalgai mūšiu. Taip. Tai vėlgi, žinai, tenais nebuvo priimti jokie galutiniai sprendimai, buvo užmesta meškerė, žiūrint, kaip kas reaguos kita pusė, kaip reaguos pasaulis, koks bus kontekstas. Amerikoje prasidėjo protestai prieš Putino politiką. Bet Trumpas vėl, žinai, įsižeidė, kad pasaulis, Europos skausmingai sureagavo, ant jo negražiai pasakė ir vėl grįžtam prie to, tas ant manęs pirmas pasakė. Jo, tai žinai, aš dabar taip, šiam momentui tai aš taip matau situaciją, kad Trumpas lyg tai turėtų pabandyti, vėlgi, žinai, kalbant apie Rusijos ir ypač Putiną,
Putinas yra regioninis žaidėjas ir jam turbūt svarbiausias dalykas, tai kas dabar įvyko, kad Trumpas nepasakė, kad mes su teroristais nesideram, taip kaip buvo pasakęs Al-Qaidos atveju ir subombardavo. Akivaizdu, kad negalėjo, nes rusai turi branduolinį ginklą. Bet vis tik tai Trumpas priėmė Rusiją kaip lygiavertį dėrybinį vienetą, pakvietė prie stalo ir pradėjo su jais kalbėtis. Ir šitoj vietoj rusam, jiem tas toksai, saldainis paduotas ir jiem labai gazą nuleido. Tai aš vis tik tai manau, kad Trumpas, kol bovysis su rusais, mainysi saldainiais, eis vienas pas kitą į svečius, gers vodkę, gers ten pas juos, kai ten verda moonshine, kažką. Bus tenai smėlio dėžė, bus gerinami santykiai, rusam duos pagerti Coca-Colos. Ambasadom apsikeis. Apsikeis ambasadom, jiem duos, greito maisto, McDonald's duos. O tuo metu Europoje... Jo, o Europa tuo metu darys dalykus. Tai va aš matau... Su sąlyga, kad turi tuos 3 metus. Jeigu visgi netyčia įvyksta taip, kad susidėrė ir karas Ukrainoje baigėsi. Aš vėl grįžtu prie savo klausimo, prie Lietuvos saugumo, su tokiu variantu, kad karas baigėsi šią vasarą. Jo, tai, kalbant apie... Ar tada jau kasame apkasus? Jeigu kalbam apie blogą variantą, ir labai bloga, ta prasme, mes visą laiką galim galvoti apie, Mes kalbam, atsiprašau, apie vertybinę politiką ir tai, ką Ukrainoje vadiname blogų dalykų, nes mes irgi lygiai taip pat žiūrime savo interesų. Taip, tai, jeigu kalbėti apie tai viskas, kas bus blogiausia. Blogiausia taip, kad Trumpas nutraukė finansavimą ukrainiečiam, Europa nesusirenka tų pinigų, neišsisprendžia savo gynybos problemų. 3 metų neturi. Amerikiečius kariuomenė išveda iš Europos. Taip, rusai pasiima visą Ukrainą, jau nebe dalį, okupuoja dalį, faktiškai padaro rinkimus taip, kaip reikia. Pasiima tada visą. Prisijungia, Ukraina tampa tas pats, kas Baltarusija, tada Rusijoje yra daugybė piktų kraujo ištroškusių kariavusių žmonių, kurie neturi ką veikti. Ir plus Ukrainoje panašiai tiek. Jo, ir jos kažkur reikia padėti. Matai, Ukrainoje kariavę žmonės... Aš jau detalės nuėjau, bet esmė tai, kad turim kelius šimtus tūkstančių kariavusių piktų žmonių ir karo kaip ir nebėra. Jo, reikia jos kažkur padėti. Tai aišku, kad jos padės, kur lengviausia. Turtinga valstybė, tingi, kuri turi daug turto ir resursų. Labai geras kąsnis. Tai aišku, tada ateis pas mus, vienokio ar kitokiu būdu. Aš nemanau, kad, vėlgi, jeigu aš būčiau, Putinas ir aš galvočiau, kaip čia man, su ta Lietuva susitvarkyti. Tai jeigu įvesi per sieną kariuomenę, tai jau čia jau visi pradės klykti, kad NATO 5 straipsnis, aišku, klausimas, kaip ten reaguos. Kažkas reaguos, kažkas nereaguos, Lenkai gal reaguos, Vokiečiai reaguos, gal Trumpas sakys, čia ne mano problema. Konsultacijos dėl 5 straipsnio aktyvavimo visada yra tada, kai visi sutarė, kad tikrai yra taip. Ir bet kada, bet kuri šalis gali sakyti, žiūrėk, mes skaitom čia gal ne visai tai buvo, čia gal kažkokie vietiniai huliganai, sieną kirto, kažkoks ten gal, O plus tų vietinių huliganų mes ir pas save, ką nekartą su tim kalbėję. Tai va, tai aš, jeigu aš, sakyčiau, taip atskirai imti Lietuvą, nedaryti plataus masto operacijos, nenukreipti tų visų, neturinčių kur dėti energijos, ten kiek rusų kariuomenė 200 tūkstančių, turi. Čia tiek ir sunkiai tilptų prie tos mažos sienos. Jo, tai, mes čia turim, ta prasme, belė kaip paprasčiau Lietuvą padaryti, čia kažkokias nesąmonės Lietuvoje aktyvavus šitos visus, mūsų gerųjų laukikus. Vienas dalykas laukikai išdūna, vienas dalykas, kaip jie kalba Facebook'e, kitas dalykas, aišku, jie eis ten kažką kaimyną, kuris ten... Aš išdūnus ne tos Facebook'inius, bet tos rimtesnius, kurie yra integruoti į mūsų struktūras, nebejotinai. Taip, tai mes, esmė yra tokia, kad pas mus ta žioplių valdžia, visiškai nekontroliavo migracijos ir mes realiai net neturim realios statistikos, kiek pas mus yra žmonių, kurie atvažiavę, ir kurie čia liko. Taip, ir mūsų mylima sostinė kalba rusiškai. Taip. Ir kitas dalykas, turint omenyje, kaip per mūsų, kad per kiaurą sieną važiuodavo cigaretės ir niekas nebuvo daroma, sąmoningai nebuvo daroma, siena nebuvo saugoma. Tai, aš tikrai esu įstikinęs, kad ne tik cigaretės važiavo, kad cigaretės yra tai tik tai, kas yra priedanga, nes tu gali per tą sieną buvo galima pravežti tikrai, ką nori, ir ginklų tikrai Lietuvoje yra, ir aš net nebejoju, kad yra Lietuvoje ginklų, Ir sandėliuose. Ne tai, kad po stalų pasidėjęs, kaip tu čia stambaus kalibro, nes iš Kursko matau dar ženklai kraujo. Matosi. Teroristai. Jo,
Tai žinai, tai čia yra didesnė problema ir didesnė tikimybė, žinai, kad jeigu kažkas bus daroma, tai bus daroma taip. Nes tai padaryti yra paprasčiau. Tai ta prasme, jo, ir formaliau, kad ne per sieną eina, o taip, iš vidaus. Aktyvuoja iš vidaus ir tada, supranti, kai eina ne per sieną, tai nėra... akivaizdaus užpuolimo tokio fakto. Nėra 5 straipsnio aktyvavimo aplinkybių. Nėra nes jūs ten aiškinkais, kas ten pas jūs viduje vyksta. Taip, tai yra vidaus, yra pilietinis karas, yra kažkokie vietinės grupuotės. Tai šiuo atveju pas mus, aišku, ką čia vėl į saugumą apeliuoti reikėtų, bet... Aš manau, žinai, kad čia vėlgi ta mūsų, žinai, konservatorių valdžia, kuri labai apkarpė VSD finansavimą ir VSD neturėjo galimybių patikrinti. Migracijos departamentas suleido čia tuos visus, kurių net netikrino, ar jie įvažiavo ar išvažiavo ir kur paskui dingo. Žinai, čia... Bet šitą irgi neturės politinės valios tos dalykus spręsti valdžia. Žinok, aš manau, kad, maži žingsniai link to einami, aišku, žinai, mes turim turėti omenyje, kad mes turim, žinai, valdžioj tokią Nemuno aušrą su Žemaitaičiu, kuris apskritai, žinai, negalėčiau jo vertinti dviprasmiškai, žinai, švelniai pasakyti, kad niekas negalėtų man, žinai, paskui ieškinio iškelti. Bet, žinai, bet tarkim, yra, pavyzdžiui, žinai, Vytautas Sinica, kuris berods vakar užregistravo įstatymo pataisą, kad valstybės sienos apsaugos tarnyba pareigūnai galėtų naikinti laikinai išduotus leidimus gyventi, žinai. Tai yra labai toksai sprendimas, vėlgi, jeigu tu, žinai, žmogus jau, nes dabar migracijos departamentas gali naikinti leidimą gyventi, panaikina ir paskui ką su to žmogum daryti, tu jį kažkaip turi deportuoti, bet jisai jau tuo metu tu jo nebesugaudysi, žinai. O čia iš principo pareigūnas čia ir dabar naikina ir jisai turi teisę iš karto deportuoti. Tai reiškia, jeigu kažkoksai tas važinėjantis į Baltarusiją 50 kartų pirmyn atgal, jam ant sienos anuliuoja ir viskas. Ir grįžk atgal į savo... Jo, važiuok atgal. Tai iš esmės jau čia yra toksai žingsnis, žinai, pirmasis, aišku, kaip į tai sureaguos valdantieji. Aš labai tikiuosi, kad tas įstatymas turėtų būti priimtas, vis tik tai žiūrint geopolitinėme kontekste ir būtent iš tos tokios nekontroliuojamos migracijos grėsmės, tai aš manau labai savalaikis ir reikalingas toksai dalykas. Nes iš vidaus turime valyti, sieną irgi nesutvirtinome, Otavos konvencijos neišėjome iš Otavos konvencijos, minų neprisėsime pasienį. Čia irgi nusirovikino tą patį liniją, aš ten žiūrėjau tos brėžinius, ten gal nežinau, 5 minų linijos, kaip jos ten vadinasi. Tai čia yra apsauga, kurio ukrainiečiai ir neįveikia. Taip. Tai siena irgi, ko gero, mūsų panašiai turėtų atrodyti kaip ir tas Surovikino linija. Aš žinai, gal sakyčiau taip, kad gal dabar minuot tai dar ankstoka, nes žinai, kažkas grybus gali. Tu turėt sandėliukus. Jo, turi sandėliuos, ta prasme, turi būti padaryti dabar infrastruktūros darbai tokie, kad turi būti padaryta gynybos linija, turi manį fiziniai blindažai, apkasai, įtvirtinta, žinai, net baterijos. Užkalnis sako, nuo kelių tiesimo nuimkit ir tegul važiuojate buldozeriai su ekskavatoriais ir ten kasa pasienį, žinai, įtvirtinimus. Yra daug labai problemų tokių, kad yra, žinai, žemė yra privati. Gal ten žmogus, žinai, ežero pakrantėje statosi vilo, jam čia sakys dabar... Tai kokią nepaprastą padėtį čia įves, čia užsidalykai, sudėtinga. Priemonių tam yra, galima priemonės padaryti, galima, žinai, įvesti nepaprastą padėtį, galima susitarti su tai žmonėmis, ten kažkokios kompensacijas ar žemės nuomas mokėti, pasidaryti normalią gynybos liniją, pasidaryti infrastruktūrą kelius, kad galim būtų ją aptarnauti, prižiūrėti. Bet su Prienų plentu 30 km nesusitarė su žemėm ir kiek metų neįsprendžiama. Čia gal Jo, bet aš link ko vedu, kad viską galima padaryti, jeigu yra daroma. Ir daroma čia ir dabar, o nesakant, kad esam saugus kaip niekada, tai tada iš vis kam čia ką daryti. Taip. Ir tada jau galima, žinai, daryti tos sandėlius visų tų barjerinių priemonių, tai drakono dantys, sandėliuojami tos visos minos ir tada jau, jeigu mes matom, kad ten anoj pusėje sienos kažkoks judesys yra, tai tada greitai viską pasidarom, žinai, ir pasakom žmonėm, kad ten nuo sienos 10 km tikrai neikit grybauti, nes ten, jeigu rasit kažką, tai mums nepatiks. Nes galit kojas paskui rinkti nebe grybus. Ateis ruduo, vėl bus Zapat pratybos ir šiais metais ten ar 13 ar 15 tūkstančių oficialiai, bet kalbama, kad ir 40 ir 50 tūkstančių vėl palei mūsų sieną Baltarusių karių vaikščios ir vėl visiems bus nejauku ir nedrąsu. Tai čia vien tik tai tos pratybos, kurios kasmet vyksta, turiu omenyje, ir jos jau bus rudenį. Ir mes nežinom, kaip per vasarą pasikeis situacija. Tai už tai dabar šiltuoju metų laiku artėjančių būtų labai puikus laikas paimti, ko gero, ir apsikasti vieną kartą normaliau. Taip, aš visiškai absoliučiai pritariu ir aš pritariu ir tam, žinai, poligonų infrastruktūros plėtrai ir būtent palei sieną, žinai,
nes jie daro pratybas, mes irgi formaliai galim pradėti pratybas daryti, žinai, ir tiesiog irgi prie sienos sutelkti didelį kariuomenės skaičių, tam, kad jeigu ten pas juos kažkas pasiklystų, žinai, kad jiem greitai parodytų, kad kur išeiti reikia. Na ir aš irgi labai pritariu, kad ten dabar, pavyzdžiui, prie sienos ten Pabradės poligonė amerikiečių labai daug pajėgos ir, daug. Ir galų galia emocinis fonas labai tinkamas, nes visuomenė sudirgusi, išsigandusi, vėl Facebookas gyvas. Aš rašyti pradėjau, tai ne tik fotką sudėti. Ir jo, tai, didžioji dalis pritartų, nes, iš tikrųjų baisu, blemba, nieks to karo nenori. Taip, aš irgi, žinai, manau, kad dabar geras laikas, tik tai gal kažkaip mums nelabai dabar su politikais pasisekė. Žinai, kada buvo pasisekę, primink, kažkaip. Čia atgal eidami, gal kažkur kažką rastume. Apsukime ir mes ratą, kaip čia apsukome situaciją daug mažaiškai, kaip visada grėsminga, kaip visada pasigendame politikų valios. Grįžkime prie to, nuo ko tu pradėjai, tai yra Kinė. Ar tu manai, kad Amerikai pavyks išardyti Rusijos-Kinijos santyki, turint omenyje klausimas, kiek Kinė apskritai šiaip realiai norėtų eiti kariauti Kinijos kultūroje ir kaip tu rėmėsi nekartą šiame pokalbėje, 1000-metę žmonijos istorija, kinai ne tie, kurie eina pas kitus kaip taisyklė, nebent pas juos ateina. Ne, tai aš manau, ta prasme, kinai, matai, jie kariauti neina, bet jie turi kitų galių. Ir iš esmės, žinai, vėlgi mes jau kažkada esam kalbėję apie tai, kad kodėl svarbus tiek kinam, tiek amerikiečiam Taivanas. Todėl, kad ten yra butelio kakliukas, per kur gali Kinijos laivynas išplaukti ir uždominuoti, žinai, visas karinis laivynas, uždominuoti visus apskritai vandenis. Tai ten amerikiečiam tas yra labai svarbu, žinai. Bet, žinai, kinai... Čia yra ekonominės galios. Kinai iš tikrųjų eina to keliu, kad stiprinti ekonominę savo galę, žinai. Ir vat kaip dabar jau Kinija yra pasaulio fabrikas ir visi juokiasi, Kinija pasaulio fabrikas. Kiniški automobiliai, o po Lietuvoje 3 atstovybės elektromobilių. Taip, žinai. Skirtingų gamintojų. Ir mes pasižiūrim, žinai, kad mes turbūt neturim telefono nekiniško, neturim kompiuterio nekiniško. Ir žinai, ir infrastruktūra, ir elektronika, ir iš esmės viskas. Ir taip, žinai, kaip Maskas dabar sako, atjungsiu aš jums Starlinką. Ir viskas. O tai kinai galėtų sakyti, mes dabar tiesiog atjungsim visus telefonus, visus išmaniuosius laikrodžius, visas saulės baterijas nuotoliniu būdu, telefonus, šviesoforus, žinai, pastotės, kameras mobilių operatorių, visus bokštus, žinai. Ir tau nereikia kariauti, žinai. Tai vat Kinija eina tokiu būdu. Ir, pavyzdžiui, dabar, vėlgi, kodėl, žinai, Amerika ir Europa žiūri į Rusiją ir nori atgaivinti su Rusija priekybinius kažkokius santykius. Žiūrėk, padarė sankcijas, iš Rusijos dingo vakarietiški automobiliai ir užvertė visą Rusijos rinką kiniškais automobiliais. Rusai nėra patenkinti, tie kiniški automobiliai nėra tokie kokybiški, kaip buvo vakarietiški. Šiuo metu dar kažkada ir Kia buvo nekokybiškas automobilis, bet tie žmonės greitai mokosi, tos rasės žmonės. Taip. Tai, žinai, vogti technologijas ir jas pritaikyti savo reikmėm, bet tai, ką jie geriausia moka. Kinai tai moka, Rusai moka tik vogti, o Kinai ir pritaikyti savo reikmėm. Taip. Tai, žinai, tai vėlgi Rusijos priklausomybė nuo Kinijos jinai auga ir jeigu dabar mes ten ekonominius jiem leisim saitus daryti, žinai, tai Kinai trina rankom. Ir žinai, jeigu tu pasistatai, Kinai pasistato fabriką Rusijoje, kur gamina elektromobilius, didelius labai, dabar, pavyzdžiui, Moskvyčius Kinai gamina, tai reiškia, tu įsiveži darbuotojus, jau ten kažkokia dalis pradeda kiniškai kalbėti žmonių, santokos, vaikai. Juanės tokia valiuta visai patrauklė tampa. Jo, tai tam pasienyje, tai visai taigi yra tokių regionų, kur Rusijoje kinų gyvena daugiau negu pačioj, negu rusų. Ten jau mažoji Kinija atsidariusi. Taip. Tai žinai, tai vat kinų yra plėtra, yra tokia. Tai aš manau, kad vėlgi, žinai, tą Rusiją bandyti iš Kinijos ištraukti. Prasme, Kinija ekonominiais būdais stengiasi dominuoti, jie ne karinė prasme. Tai lygiai taip pat, žinai, kaip Europoje laivybos priekybinius uostus Kinai supirkinėja, žinai, ir Afrika susipirkinėja, visą su kasyklomis. Taip, žinai, tai vat Kinija, aišku, čia jau susizgribo ganėtinai vėlai, bet aš manau, kad, žinai, būdas ištraukti Rusiją iš Kinijos dominavimo, tai vėlgi su ją pradėti kažkokius, žinai, ekonominius santykius. Bet kažką turi duoti ir ne kažką, o labai daug turi duoti, nes tai, ką tu teisingai vardini apie Kinijos ekonominę įtaką Rusijoje, amerikiečiai tiek Rusijai vargu, ar jau gali duoti. Tai čia net jau Lukašenka sunerimo, kad Amerikos šita dabartinė dėrybinė pozicija yra pleištas į draugiškus Rusijos ir Kinijos santykius. Tai va, tai kiek tą pleištą jie gebės įvaryti, kiek vėl šiuo atveju pasiteisins Trumpo politika? Aš manau, kad pasiteisins. Aš suprantu, vėlgi,
nuotaikos, ne kas ką pasakė, žinai. Trumpas pripažino Putiną, kad vis tik tai Putinas yra, žinai, žmogus, ne teroristas ir su juo galima kalbėtis. Ir tai jau labai daug, o paskui, žinai, pasižiūrėk žinių reportažuose, Putinas toliau bendrauja ten su savo tais žmonėm ir, žinai, jų laikysena, jų povyza, jų šypsenos, ta prasme, reiškia paglostė. Tai aš manau, žinai, kad tas dalykas... Pasaulis, civilizuotas pasaulis, visokias trečio pasaulio šalis laiko tokiom truputėlį nepilnavertėm. Ir Europą, Ameriką, Rusiją laiko tokia nepilnavertė. Trečiarūšiai žmonės tokie kažkokie ten pusiau laukiniai, galbūt, o dabar su jais pradėjau bendrauti kaip su lygiaverčiais normaliais žmonėms. Ir tai rusams jau yra labai didelis, žinai, paglostimas. Ir tu iš esmės, žinai, nieko per daug neinvestavęs, va taip paėmė paglostyti tą rusą. Ir tu jau gali, žinai, kažką, tu jau jam gali pasakyti, kur jau dabar mes kartu eisim. Taip. Mes kartu eisim, žinai, kažkur. Jau vakarėlį jau pakviesiu. Jo, vienas dalykas, žinai, kai tu jam pasakai, žiūrėk, durys ten, eik, žinai, palauksi tenais. Ir dar į užpakalį spyrį. Jo, o žinai, kai pasakai, va, sės prie stalo, įpili jam, žinai, išgerti ir paskui mes kažkur eisim, tai jisai tikrai eis. Paskui jam galės papasakoti, su kuo esi prie vieno stalo sėdėjai. Taip. Tai čia, žinai, čia irgi ta tokia politika, aš negalėčiau. Vaikų darželis, tėve mano. Žinai, žmonės. Bilia karo nebūtų, ne Šarūnas. Tai aš, žinok, aš tai taip kažkaip esu geros nuomonės apie žmoniją ir manau, kad čia mes kažkaip sustvarkysim. Duok Dieve, tu žinok, beveik ir man geresnė nuotaika. Įtikinau. Tikiuosi ir žiūrovams taip pat, nes iš tikrųjų to nerimo labai daug, išlikim ramus. Dar ketinau pas tave klausti, bet ir taip baisilgai šnekam apie tą krepšelį, bet netitiktų dabar tavo dabartinių nuotaikų. Kuprinę tą ir ką reikia žmogui turėti, gal gyventi ramiai, dirbti savo darbus, būti pasiruošus, kam reikia internete pilna informacijos, susiras bunkerius, išsikas, kas neturi, irgi autoras geras, kas bulvės, kas bunkerius. Vis geriau fizinė veikla, negu sėdėti Facebook'e ir drebėti dėl to, dėl ko dar visiškai nėra dėl ko drebėti. Ačiū, Šarūnai. Ačiū, kad pakvietei. Ačiū žiūrėjusiems, iki pasimatymo kitą kartą.